Klaipėda. Gyventojai pranešė apie grupę jaunuolių chuliganiškai besielgiančių viešoje vietoje. Krantas po 5-4 galėjo būti. Gal ir nežiūrėjai, nes jie vieną vedasi. Gal taip ir atrodė, kad 3. Pamatęs pareigūnus, vienas jaunuolis ėmė isteriškai džiūgauti. Labas vakaras, vyrai. Kažkur pareina. Girdi. Būk savo vietoj, supratai? Kodėl tu laikai taip, kad... Ne tu, o jūs. Gerai, kodėl jūs taip laikot, kad aš galėčiau paimti? Pirštų žemiau. Kažkur pareinat? Kažkur pareinat? Iš Rimkų. Iš Rimkų? Ko dabar įsigandot? Ne tu, o jūs, aš jums. A jūs turite? Po nuliui. A jūs turite teisę? Ar raminsitės jūs? Jūs raminsitės? Aš gal nusikaltų? Krantas. A parodysit per televizorių? Ateik čia. Inkitės. Period. Raminkitės jūs. Būkit savo vietoj. Esat neblaivus viešoj vietoj. Ką? Aš einu namo. Kas tu toks? Policijos pareigūnas. Kas jūs toks? Policijos pareigūnas. Ar jūs galvojate, kad aš už jumis esu mažesnis? Ne, nieks nieko negalvoja. Bet reikia elgtis viešoj vietoj gražiai ir mandagiai. Viešoj vietoj reikia elgtis gražiai ir mandagiai. Jūs esat neblaivus viešoj vietoj. Aš neblaivus? Aišku. Iš kur jūs matot? Aš matau. Kaip? Nu jūsų sklinda alkoholio kvapas. Jūs kalbat nerišliai. Gerai. Vaikinas pasitaikė neeilinis. Jo teisės žinios ir kūno plastika savitai derėjo. Būkit savo vietoj. Stop. Aš supratot mane? Aš supratot jūs mane? Nesuprantu. Ko nesuprantat? Nesuprantu. Kažkur raminkitės, to būstui. Kas priemonės panaudos prieš jumis? Kas pas jumis vyksta dabar? Atsistok čia normaliai. Kas dabar? Dokumentai turi? Ką reikia vartoti, kad taip stogas nuvažiuotų? Pateikit dokumentą. Aišku, turiu. Pateikit dokumentą. O kodėl? Todėl, kad aš policijos pareigūnas. Kas įvyko? Jūs esate įtariamasis. A kas? Sakau, jūs esate įtariamasis. Vot nuo to pradedam. Nu tai va. Jūs įtarėt, kas Jo. atsitiko? Kas atsitiko? Jūs įtarėt, atsitiko ten kažkoks įvykis ten. Jo, vat įvykis. Jo. Kad iš huliganiškų paskatų, Jo. eidamas viešoje vietoje, Jo. viskas. Kažką žmogus turi Jo. pasakyti. Turi. Aš kažką ne taip Sakau, padariau. pateiksi dokumentą savo. Jo. Prašau. O kodėl ne? Prašau, pateikit. Nu, jūs pasakykit, kodėl Būsit pristatytas į komisariatą. Asmenybės nustatymą. Aš supratot mane? Aš suprastat. Yra toks įstatymas, jo. Yra. Klausau. Bet jūs vis tiek turite pasakyti, dėl ko. Aš jums sakiau. Dėl ko? Dėl jūsų chuliganiškų veiksmų. Čia. Aš sakau, dėl jūsų chuliganiškų veiksmų. Dokumentų pateiksit, važiuosim į komisariatą. Pareigūnų kantrybei nėra ribų. Niekur nevažiuosim. Jūs nepaklusit policijos pareigūnų testams reikalavimams, bus panaudota jėga. Ar supratot mane? Ar supratot mane? Reikės mes ir pagausit. Abejoju, kad jūs pagausit mane. Abejokit toliau. Kartais abejonėms lemta labai greitai išsisklaidyti. Pateikit dokumentus. Turim mes visus dokumentus. Vyrai turėjo dokumentus ir stiprų žemės traukos jausmą. Mes viską turim, mes viską šikai, brikiai. Užpulti operatorių buvo paskutinė Smarkuolio klaida. Smarkuolis ir toliau nepakluso pareigūnų reikalavimams. Priešinosi, stengėsi ištrūkti, todėl buvo panaudota specialioji priemonė – pipirinės dujos. Чувак, ты бой, Traukitės iš čia. Rankas į viršų atsukau. Supratai? Gerai. Duosi ranką. Ar supratai, kas jau pasakyta? Jeigu aš myksiu, tu žūsi.
Все, даю. Gulk ant pilo. Ant pilo. Все, aš ant pilvo Ant pilo guli. Aš guliu ant pilvo. Все. Старики, все. Я вижу, вы дрожите. Все, мужики, все. Подними, ну, ты думаешь, что я не буду валяться? Jaunuolis keliauja į policijos komisariatą. Čia bus nustatyta jo asmenybė ir skirta bauda už nepaklusimą teisėtiems pareigūnų reikalavimams bei chuliganišką elgesį viešumoje. Reikės mes ir pagausim. Abejoju, kad jūs pagausit mane. Abejokit toliau.